Sveiki visi, su jumis Povilas iš divai.lt. Aš labai dažnai girdžiu tokią nuomonę, kad dividendinis investavimas yra beprasmiškas, nes dividendinis investuotojas kiekvieną kartą gauna dividendus, sumokam 15% mokesčius. O juk tie pinigai galėtų reinvestuotis ir atnešti jums daugiau pinigų galiausiai, sako tie žmonės. Ir dažnai sako, kam tau tas dividendinis investavimas, rinkis geriau kokį indeksinį fondą. Ten nereikės mokėti mokesčius arba jos reikės mokėti tik tai tada, kai išiminėsi po 20-30 metų, o ir ten grąža didesnė, nes tu investuoji tos sumokėtus mokesčius vietoj to, kad juos mokėt. Tada žmogus, norėdamas argumentuoti savo nuomonę, paima kokį nors online kalkuliatorių ir smarkiai iškreipdamas skaičius, tai yra smarkiai nuskriausdamas dividendinio investavimo grąžos prognozes, palygina su perdėtai gerais fondų grąžos prognozėmis. Todėl pagalvoju, kad būtų pravartu šiame epizode pateikti savo skaičiavimo versiją. Tai yra, paskaičiuokim realistišką scenarijų. Nepritraukta, kad ten kažkaip tai pagerint kažkokius tai skaičius, o tiesiog realistišką scenarijų. Ir pažiūrim, ar tikrai atskaičius visus mokesčius po ilgo periodo dividendinis investavimas yra toks blogas palyginus su fondais. Taigi po trumpos pertraukėlės važiuojam. Savo skaičiavimams aš naudosiu divai uždaros bendruomenės dalyvių sukurtą skaičiuoklę. Čia netgi ne aš kūriau, čia kūrė būtent dividendiniai investuotojai mūsų bendruomenės viduj. Traukit savo kalkuliatorius. Jei aš judu per greitai, spauskit pauzę ir tikinkit mane, bet pabandom paskaičiuoti. Pradėkim nuo dividendinio investuotojo. Startinė suma 10 000 pinigų. Aišku, aš čia galėčiau parašyti 100 000, bet būkim realistais. Tiek pinigų startinio kapitalo turi tik vienetai, tai yra 100 000. Ir tie, kas tiek startinio kapitalo turi, jiems tikrai nereikia pasakot, ką daryti su tais pinigais. Tad paimkim realistiškesnį variantą. 10 000. Metinė dividendinė grąža, paimkim 4%. Čia sakyčiau toks realus vidurkis, nors yra žmonių, kurie galėtų ramiai čia savo ir 5% įrašyti. Dividendinis prieaugis čia drąsiai galima rašyti 6%. Tokį prieaugį tikrai sugebėtų pasiekti kiekvienas pabaigęs divai mokymus. Tai yra kas čia per prieaugis, kas nežinot, normalios geros dividendinės kompanijos, jos pastoviai kasmet kelia savo dividendus. Ir tokį vidurkį galima tikrai išgauti, bet tam, kad jūs nevadintumėt mane šališkų dividendų prasme, nuskriauskim dividendinį investuotoją dar 1% ir įrašom čia tiesiog 5%. Toliau mėnesinė įmoka į dividendinių akcijų portfelį. Paimkim realiai, ką gali bet kuris lietuvis savo tikrai leisti, kai susitvarko su asmeniniais finansais. Tai yra 400 pinigų per mėnesį tikrai galima atlaisvinti. Tai jeigu jūs padauginsit iš 12, jūs gausit 4800. Jeigu jūsų situacija geresnė ir jūs galite daugiau atidėti, valio, truputėlį vėliau papasakosiu, kaip gauti šią lentelę. Galėsit irgi ją savo parsisiųsti ir pažaisti su ją, galėsit formulės patikrinti ir žodžiu, įsistatyti savo skaičiukus, kurie tinka būtent jums. Toliau, štai čia matot įmokų didinimas kasmet. Čia yra dar vienas svarbus dalykas, kuris pamirštamas skirtingose online skaičiuoklėse. Tai yra nesvarbu, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbat samdomą darbą, jūsų alga didės kasmet. O tai reiškia, jeigu jūs valdot savo asmeninius finansus ir skiriat procentą iš savo pajamų investavimui, tai ir metinė suma didės kartu su jūsų alga. Tai yra ta suma didės, kurią jūs investuosit. Parašykim minimalų procentą, 4%, iš logikos, kad maždaug 3% infliacijos dydis, kuriuo taip ar taip, bet kuris darbdavys turi didinti algas darbuotojams ir plus 1% prie infliacijos. Aš čia pridedu, gaunasi 4%. Ir sakyčiau taip, jeigu jūs 2-3 metus dirbat darbą, kuriame jums nekelia algos, jūs esat geras darbininkas, tai jums laikas keisti darbą. Arba galbūt jūs esat blogas darbininkas ir jums tada nieks nepakels algos, tai tada jau čia jums reikia tobulėti patiems. Toliau kapitalo prieaugis. Tai yra čia ta vieta, kur jūs uždirbsit iš kainų skirtumo. Tai yra, jeigu ilgai akcijos gulės portfelį, tai jos savame auks ir čia tas kapitalo prieaugis. 5% čia galiu aš iš asmeninės praktikos pasakyti, tai yra labai realus skaičius, kurį pasieks bet kuris, kas tobulina savo dividendinio investavimo žinias ir įgūdžius. Bet vėlgi, kad nepavadintumėt mane šališku, nuskriauskim dividendinį investuotoją ir čia įrašom 3%.
Na ir toliau 15% mokesčių, kuriuos iškart sumokam valstybei. Iškart pasakau, čia tie 15% skaičiuojami tik dividendų išmokoms, va štai lenteliai. Ne, va, jeigu jūs įjungsit va, antrą lapą, pasižiūrėsit, va štai per metus sumokėta 400, va, mūsų scenarijui 400 pinigų ir 400 minus 15% jūs gausit 340. Kaip sakiau, šią lentelę pasidalinsiu su jumis vėliau, pabaikim skaičiuoti ir papasakosiu, kaip jūs galite ją savo parsisiųsti. Paimkim 20 metų periodą ir vat, mums bus reikalingi vat, štai šitie skaičiai. Tai yra visa portfelio vertė po 20 metų ir viso, kiek mes reinvestavom. Tai yra čia subėgo ir mūsų vat, štai įmokos ir dividendai, kuriuos mes gavom ir pastoviai reinvestavom. Dividendai jau atskaičiavus 15%, kaip vat, mūsų pastoviai keikia, ne? Ir iškart jį atgal reinvestuoti į portfelį. Tai čia vat, gavosi po 20 metų štai tiek vat, mes galiausiai ir dividendas ir savo pinigais įnešim. Tai ką mes turim, aš tyčia skaičiuosiu jums prieš akis, traukit kalkuliatorius, tikrinkit mane, kad aš jums nepameluočiau. Tai po 20 metų mes turim portfelio vertė 281 195 pinigai. Toliau štai šis skaičiukas, kur viso mes reinvestavom ir savo pinigų įnešėm ir dividendų reinvestavom. Tai yra 222 771 pinigas. Atimam vienas nuo kito ir mes su jumis gaunam 58 424. Čia yra tiek, kiek mes uždirbam iš akcijų skirtumo per 20 metų laikotarpį. Vat su mūsų 3 procentais prieaugio, ne, kurį mes su jumis prieš tai užprogramavom. Tai yra tas kapitalo prieaugis. Iš jų mes su jumis atimam 15%, nes mes turimgi iš kapitalo prieaugio sumokėti mokesčius, kai mes išiminėsim tos pinigus. Ir lieka 49 660,4 pinigo. Ne? Ir tada prie šios sumos mes pripliusuojam atgal mūsų reinvestuotus ir įneštus pinigus. Taigi mes juos įnešėm, iš jų mums nereikia mokėti mokesčio. Ne? Ir mūsų galutinis rezultatas gaunasi 272 431. Tai va, čia toks yra mūsų galutinis rezultatas. Ir čia svarbus momentas, kurį negalima pamiršti. Jeigu po 20 metų mes nuspręsim neuždarinėti savo pozicijų, tai mes turim kasmet kapsinčius dividendus po 11 306 pinigus per metus. Čia jau po mokesčių, tai yra su sumokėtais mokesčiais. Ir jeigu padalinti iš 12, tai gaunasi 942 pinigai kas mėnesį. Ir tokioj situacijai mums neskaudės tuo metu galva, ar akcijos pliuse ar minuse, kada jas uždarinėti, kada ne. Taip pat turėsim laisvę pasirinkimų uždarinėti tik tiek, kiek tuo metu reikia, arba žiūrėti, kokios tuo metu egzistuoja mokesčių lengvatos, jau nekalbant apie tai, kad kai kurios akcijos gali stipriai šauti į viršų. Turiu savo dividendinėme portfelė akcijų, kurios per pirmus 3 metus spėjo padaryti splitą ir kelti dividendus po 20% per metus. O pakeliui kaina smarkiai šovė į viršų. Štai VSM kompanijos akcijų grafikas ir aš savo poziciją kažkur tai nuo 62 atidariau. Tai vat, per tiek laiko kažkas čia apie plus 220% gavosi. Bet svarbu suprast, kad man ne tas vat skirtumas yra svarbu. Aš investuoju dėl dividendų. Savo kitoj sąskaitoj, kur aš būtent spekuliuoju akcijomis, ten visiškai atskira kalba. Čia mes kalbam būtent apie dividendinį investavimą. Bet gera dividendinė kompanija, jinai nestovės vietoj. Jinai mokės dividendus, jinai kels dividendus ir jos akcijų kaina irgi kils. Na, bet su tokiais milžiniškais procentais per 3 metus čia jau kaip kam pasiseks. Man turbūt pasisekė, pavadinkim tai sėkmė tiesiog. Nors tie, kas stebit mane socialiniuose tinkluose ir tie, kas praėjo DIVAI mokymus, jie mato visą mano portfelį, žino, kaip ten, kokios pozicijos pliusė sėdi, kokios minusė. Todėl, taip sakant, kažkam sekasi, o kažkas tiesiog žino, ką daro. Ne? Kitaip tariant, jeigu jūs turit savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą, jūs aiškiai suprantat ir žinot pažingsniui, ką jūs darot, jūs nesergat nuo tokios informacinės košės galvoje sindromo, tai aš neabejoju, kad jūs laiku bėgant išmoksit vis geriau ir geriau rinktis būtent tas dividendinės kompanijos, kurios neša jums vis geresnę grąžą ir vis stipriau kelia dividendus. Ok, kol kas palikim dividendinį investuotoją ramybei, paskaičiuokim kitą labai dažnai pateikiamą pavyzdį, kuris pateikiamas kaip priešprieša dividendiniam investavimui ir bandoma įrodyti, kad dividendinis investavimas dėl mokesčių tampa beprasmiškas, ne? Ypač pastaruoju metu dažnai girdžiu, kam tau tie dividendai, geriau investuok į kokį indeksinį fondą ir nesuk savo galvos. Tada toks lygintojas paima 20-30 metų istorinių duomenų, išsitraukia statistiką, kurią beje
jei atkreipsit dėmesį ir įdėmiau pasigilinsit, tą statistiką dažniausiai platina būtent fondų valdytojai, kurie suinteresuoti, kad jūs atneštumėt pinigus jiems į fondus. Na bet tik to, skaičiuojam. Mes įrašom tuos pačius 10 000, tai yra startinis kapitalas. Metinė dividendinė grąža pas mus yra 0, nes dividendų mes negausim, štai matot, viskas nusinulino. Tas pats su dividendų metiniu augimu irgi 0, nes taigi dividendų mes negausim. Investuotojų įnašą kas mėnesį ir įmokų didinimą mes paliekam tokius pat, tai yra po 400 per mėnesį ir 4% kasmet didės ta suma. Ir toliau metinė grąža per kainos augimą. Čia jūs dažniausiai išgirsite, kad bet kuris indeksinis fondas, tarkim koks nors S&P 500, dabar lengvai generuos bent 10% metinių. Ir va štai šis momentas, tie 10% metinių man labiausiai kelia šypseną, kai žmogus lygina dividendinį investavimą su indeksiniu fondu. Sako, va matai, čia 10%, o ten tik 3 ir 4% per metus. Ir ten dar tų mokesčius turi sumokėti iškart. Tai kam tau to reikia? O dar pakeliui padaroma tokia prielaida, kad dividendinis investuotojas yra kažkoks tai bukagalvis, kuris visiškai netobulėja ir renkant savo investavimo patirtį, ateityje tas investuotojas nemokės atrasti vis geresnių dividendinių kompanijų. Sakoma, kad jis ne robotas, kad jisai dažnai klysta ir taip toliau, žodžiu, tokių visokiausių prielaidų priskiriama. O indeksinis fondas, jeigu 20 metų prieš tai augo vidutiniškai po 10%, tai ir dar 20 metų vidutiniškai po tiek pat po 10% augs. Susimastykit. Nežinau kaip jums, bet aš asmeniškai daryti tokią perdėtą prognozę 20 metų į priekį nesiimu. Toks jausmas, kad gerbėmėjai prognozuotojai užsižaidžius su kalkuliatoriais pamiršta apie vieną paprastą dalyką, kuris vadinasi sveikas protas ir realus gyvenimas. Pasižiūrim, kad ir tą patį S&P 500 grafiką. Štai paimama 20 metų praeitis ir remiantis į štai tokį judėjimą, sako 10% kasmet lengvai gausi. Tai yra ekstrapoliuoja į priekį ir sako, kad dar 20 metų lygiai taip pat kaip augom iki šiol, lygiai taip pat augs dar 20 metų, po 10% per metus, vidutiniškai. Būtinai tas žodis vidutiniškai dadedamas, ne? Aš prisipažinsiu, aš neturiu krikštolinio rutulio ir negaliu matyti ateities, bet žiūrėdamas į S&P 500 grafiką, negaliu savęs įtikinti, kad jis dar 20 metų taip pat augs, kaip augo paskutinis 20 metų. Čia nereikia būti finansiniu guru, kad suprast ir matyt, kad pastaruoju metu geopolitinė padėtis darosi vis mažiau stabili. Išsivysčiusių ekonomikų šalis ginkluojasi, mūsų visų mylimas Trumpas vis stipriau siūbuoja finansų rinkų valtį ir aš taip pasakyčiau, čia neaišku, kas bus po 5 metų, ką jau sakyt apie 20 metų į priekį. Tad paimkim realistišką sveiko proto variantą ir įtarkim, kad rinka gali būti dabar savo aukštumuose, o mūsų laukia korekcija ir šoninis judėjimas. Kažkas maždaug štai tokio. Čia kaip traderiai pasakytų, kad kainai čia reiktų įkvėpti, taip sakant, padaryti pertrauką. Ir tokiu atveju investuotojas artimiausių 20 metų laikotarpyje gali pastrigti 7-10 metų šoninėme judėjime. Kaip tai vyko nuo 2000 metų iki 2008 metų maždaug. Ir tokiu atveju ne tai, kad plus 10% metinių jūs gausit vidurkio. Gali būti, kad tie, kas užsipirkinėja štai dabar štai čia aktyviai, jie pakankamai ilgą laiką matys slenkantį minusiuką savo sąskaitoj. Ir aš čia pasakoju tai ne tam, kad jūs atbaidyt nuo investavimo, bet kviečiu būti realistais ir nusimest rožinius sakinius. Ir remiantis į tokią realybę, siūlau pasirinkti realistišką metinę grąžą indeksinio fondo investuotojui, kuri bus apie 6-7% metinių, o ne 10. Na gerai, paimkim, kad vėl jūs manęs nevadintumėt šališku, paimkim optimistiškesnį variantą 7%. Aš jau nekalbu apie tai, kad kai jūs nuperkat vieno kokio nors fondo vienetų ir pastoviai tik į tą vieną fondą kišat savo pinigus, tai pats fondas savyje bus diversifikuotas, čia tikrai taip. Bet jūsų investicinėje sąskaitoje tai atrodys kaip vienas instrumentas, į kurį jūs varot visus savo pozicijos papildymus. Tai yra, jūs einat all in į vieną poziciją. Tad jūsų sąskaitos lygyje diversifikacijos nėra visiškai jokios. Ir jei jūs neatspėjot fondo, tai jums ilgai ir skausmingai teks stebėti savo investicinėje sąskaitoje degančius raudonus skaičiukus. Ok, judam toliau. 7% įrašėm.
15% čia mūsų neliečia, mes galim čia ramiai nuliuką įrašyti, nuo to niekas nepasikeis, nes tie 15% liečia tik tai dividendus. Tai paskaičiuokim, kas čia gausis galiausiai, mums vėl reikalingi bus portfelio vertės skaičiukas ir mūsų viso reinvestuoti pinigai, mūsų visi po 400 pinigų kas mėnesį, arba po 4800 kas metus ir čia jau susirinko tokia suma. Tai paskaičiuokim dabar, kas gausis atskaičiavus mokesčius, kai mes nusprendėm visą portfelį savo išgryninti po 20 metų, kom tai baigsis ir kokia bus galutinė suma. Taigi po 20 metų mes turim viso portfelio vertė 287 376 pinigai, iš jų mes išimam mūsų pastoviai įnešamus pinigus, tai yra 148 135 pinigo, mums gaunasi rezultatas 139 241, tai yra mūsų tas kapitalo prieaugis. Tai yra mes tiek su jumis gavom, po 7% augo pastoviai mūsų fondo vienetai ir valio, štai toks pas mus gavosi pelnas, jeigu, su sąlyga didelė, jeigu jūs uždarėt, nusprendėt visą savo portfelį išgryninti ir, taip sakant, išsiimti savo pinigus. Iš tų pinigų mums reikia suskaičiuoti savo mokesčius, tai yra atimamės 15% ir čia irgi staptelsiu. 15% čia mes šiandien tiek turim. Aš neabejoju, kad po 20 metų tai tikrai nebus 15, o tikrai bus žymiai daugiau. Bet palikim tam, kad būtų sąžiningai, skaičiavom dividendams po 15%, tai ir čia palikim po 15%. Gaunam 118 354,85 pinigai ir prie jų mes atgal grąžinam savo reinvestuotus pinigus, nes jiegi neapmokestinami. Mūsų galutinis rezultatas 266 489,85. Prisiminam mūsų ankstesnius skaičiavimus dividendiniam investavimui ir štai turim du rezultatus. Turim apvalinant 5900 geresnį rezultatą dividendinio investavimo naudai. Ir gerbėmiai indeksinių fondų stovyklos atstovai. Paaiškinkit man, kurioj čia vietoj indeksiniai fondai lenkia dividendinį investavimą. Ir prie ko čia išvis ta užvažiuota frazė dividendus valgo mokesčiai. Šioje vietoje noriu dar kartą priminti, kad mes tyčia skriaudėm dividendinį investuotoją. Keliais rodiklius mes tyčia pamažinom keliais procentais. Bet vis tiek, dividendinis investavimas atnešė maždaug 6000 daugiau per 20 metų laikotarpį. Maža to reikia nepamiršti, kad tam, kad jūs galėtumėte išsiimti iš fondo savo pinigus, jums iš pradžių reikės parduoti savo vienetus ir ne faktas, kad tuo metu bus pats palankiausias momentas pardavinėti. Kaip minėjau, 20 metų į priekį niekas nežino. Taigi išvadas darykite patys, kiekvienas renkasi tai, kas jam labiausiai tinka. Mano pasirinkimas yra akivaizdus, tai yra dividendinis investavimas. Ir štai šitie skaičiavimai tai nėra vienintelė priežastis, kodėl aš nekišu savo nagų prie fondų. Labai išsamei papasakojau savo argumentus, kodėl aš esu prieš fondus. Štai šiame epizode atsiras jums štai dešiniam kampe viršuje, arba jeigu jūs nepagausit nuorodos, aš paliksiu ją šio video aprašyme. Tiesiog kartotis visus tos argumentus čia dar kartą bus per ilgas video, tai kas norėsit, galėsit nueiti pasižiūrėti. O dabar tie, kas iki šiol neiškritot, kam nenusibodo visi tie skaičiai, kaip žadėjau, kas norit pažaisti su šią lentelę, arba tie, kas moka dirbti su Exceliu ir norėsit dar kokį nors rodiklį į ją įprogramuoti, tai šią lentelę galite savo parsisiųsti štai tokiu būdu. Nueinam į štai šį puslapį divai.lt/calculator ir užpildom paprastą formą. Telefono pildyti nebūtina ir užpildžius šią formą jums bus atsiųstas šis Excelinis faliukas. Galėsit savo žaisti į sveikatą. Svarbi pastaba, mūsų laikais Google sprendžia, kokius emailus mes galim gauti, o kokių emailų mums skaityti nereikia. Aš dažnai net savo banko ir brokerio ataskaitas surandu spamuose. O kadangi šis emailas bus jums siunčiamas su prisiektu Exceliniu failu, tai visai gali būti, kad Gmailui tai nepatiks. Todėl, jei užpildžius formą pusvalandžio bėgyje negavot laiško su lentelė, tai tiesiog pasikrapštykit savo spam aplankuose. Pabaigai noriu pabrėžti, visi tokie scenarijai į ateitį tai yra tik bandymas paprognozuoti ateitį, o ateities niekas nežino. Ir jei jūs atkreipsit dėmesį į abu skaičiavimus, kuriuos mes su jumis šiandien paskaičiavom, tai jūs pamatysit, kad milžiniška dalį portfelio augimo ir vienu ir kitų atveju yra būtent jūsų įnešami pinigai. Kitaip tariant, jeigu jūs nesurandot būdo savo finansuose atlaisvinti bent 400 pinigų per mėnesį, tai nereiškia, kad jūs tų pinigų neturit.
tai tik reiškia, kad tie pinigai yra iššvaistomi kažkur kitur. Beje, kas nematėt, paliksiu štai nuorodą į finansinės laisvės formulę, tai yra mano formulė, kurią aš pats savo naudoju savo asmeniniuose finansuose. Kam įdomu, ten išsamei papasakoju, kaip aš savo asmeninius finansus skirstau. Tai yra kaip atlaisvinu pinigus, kad man liktų pinigų dividendiniam investavimui. Na ir galiausiai, tikiuosi, kad šis video epizodas buvo naudingas ir tikiuosi, kad man pavyko priversti jūs susimastyti. Jeigu bandysit žaisti su tą lentelę ir gausit kažkokius tai savo skaičius, tai kviečiu pasidalinti rezultatais šio video komentaruose. Bus tikrai įdomu paskaityti, kas kokius scenarius skaičiuoja. Kviečiu dalintis šiuo epizodu su savo draugais, ypač su tais, kas panikuoja, kad kažkodėl tai dividendai nukenčia nuo mokesčių stipriau nei koks nors kitas investavimas. Na, o jeigu mano teikiamas turinys jums prie širdies, tai kviečiu dėti like bei prenumeruotis kanalą, kad nepraleisti epizodų, kuriuos planuoju paviešinti ateityje. Štai čia jums atsirado mygtukas dešiniai. Dėkoju jums už dėmesį, sėkmės investavime ir iki sekančio karto.